Labas, pakalbėkime apie pinigus, apie blokus, kodėl tu neturi pinigų, kodėl išleidi juos daugiau negu tu uždirbi. Tai yra du dalykai. Vienas iš jų neturi pinigų, nes pasąmonė tau neleidžia jų daugiau uždirbti, yra blokas, yra jausmas, kad pinigai yra nešvarus, pinigai negeri, įsitikinimai įvairiausi, kad būsiu vienas toks mano mėgstamiausias. Būkim biedni, bet teisingi. Nu tai ir būkim biedni, bet teisingi, be pinigų, bet užtat teisūs. Ir daug tokių visokiausių programų, tų raktinių žodžių yra pas mūsų leksikone, pas žmonės, tai labai žiūrėkit, ką kalbat. O pasąmoniniam lygmenį tai šitie visi šitie raktiniai žodžiai įsirašo kaip apie neigiamybę ir kad mums pinigų nereikia, nes mes pinigai nešvaru. Antras blokas, kuris taip pat trukdo uždirbti pinigus arba juos verčia greitai išleisti. Tai yra uždirbam, su malonumu išleidžiam, o paskui save griaužiam. Griaužiam, kad išleidom pinigų, kad nesukaupiam, kad neatidėjom, kad neinvestavom kažkur tais. Tai vat du dalykai, kurie tau trukdo klestėti, šitie jausmai, juos pašalinus, natūraliai į tavo gyvenimą atplauks daugiau gausos ir daugiau finansų. Gausos visiems. Geros dienos. Beje, pasidalink komentare, ar tu turi tokių problemų, tokių jausmų. Labai įdomu. Dėkui tau.